su kiek žmonių susisiekite, su kiek pakalbėjote, nesvarbu net kaip ir klausimas, kiek gale iš 10 žmonių yra šitų. Man nesvarbu, kiek laiko buvo, kaip jie jums patiko, arba jūs patikot jiems ir kaip nuostabiai padarė prezentaciją, ir kaip jie vos nenusipirko, man tas neįdomu. Nu, rimtai, ar jums įdomu tas? Galbūt įdomu iš pradžių, nes tai gerai priverčia jaustis, bet priverčia jaustis gerai, kai yra geri santykiai, gera kalba ir pinigai. Ar ne taip? Ir koks mūsų pasiteisinimas, kodėl mes einam pas tos žmonės, kodėl mes šnekamės, nes mums patinka, mums mes gerai jaučiamės, kai kalbame su jais. Čia kaip? Jis nepatinka į darbą? Aš juokauju. Vos neprigavai. Aš jau baisu pasidarė man. Taip. Tai va, yra dar kokį nors klausimų? Čia. Ai, tokį. Kai pradės kažkas, tai stumti, tada paklausiu. Tai va. Gerai tada. Tai ką, padarysim šitą pardavimai. Įtakojimas. Įdomiausia tema man. Išsiaiškinom labai pagrindinius dalykus, taip? Kad pirmiausia reikia užtikrintumo. Taip? Užtikrintumo reikia kam? Kam? Kam dar? Tik du žmonės šiek yra. Užtikrintumo yra savo ir klientų, užtikrintumo apie tai, kai kalbat, ne? Ta prasme, mes kalbam apie pardavimą, tai būtent tą pokalbį dviejų žmonių yra vienas užtikrintas, kad jisai tikrai turi gerą dalyką, kad jisai turi būtent tai, ko tam žmogui reikia, ir turi žmogų, kuriam būtent to reikia, ir kad jisai turi pinigų, ten visą kitą. Užtikrintumas būtent tuo, ne? Kad jie va tai va atitinka. Ir sekantis, ta prasme, šitie du dalykai, taip? Tu ir žmogus. Išsiaiškinom, kad nei vienas iš jūsų dabar negalite pasakyti man nei vieno prieštaravimo, kuris galėtų būti apeitas. Taip? Kad reiškiasi, realybė tokia, kad nei vienos negalėtumėte iš tų visų, jeigu nesupratote, galėtumėte. Jeigu vertybę supratote, suprantate, kad negalėtumėte pasakyti priežasties, dėl ko žmogus nenupirko. Kuri būtų iš jo lūpų pasakyta jums. Sakykime, piramidė. Ar galima piramidę apeiti, žinodama vertybės? Informaciją, žinodami kaip pateikti, bet taip pat žinodami kaip žmogus mąsto, kaip žmogus vertybės vertina, taip? Tai prasme, kaip jisai reaguoja, kai vertybės yra iššaukiamos, arba prieš jas einama. Pardavimas yra labai paprasta. Yra laba diena, dėkui, kad nusipirkote. Bet kaip ir čia pats ėjimas nuo labą dieną iki ačiū, kad nusipirkote, yra labai plona raudona linija, kuri abiejose kraštuose turi didžiulę bedugnę. Ir čia paimsiu. Čia labą dieną. Labą dieną. O čia ačiū, kad nusipirkote, ne? Nežinau, jų. Ačiū. Ne? Dabar labą dieną. Ar jums įdomu būtų užsidirbti daugiau pinigų? Taip. Klausimas, atsakymas. Taip, einam pirmyn. Nes paprasčiausiai yra labas. O, tau įdomu, ne? Aha. O tu norėtum taip? Aha. Tada jūs turite kiekvienam žingsnį gauti iš jo taip. Kiekvienam žingsnį gauti taip. Nors jis sako ne, bet jūs vis tiek tik galite eiti į priekį, gaudami iš jo taip. Ne? Norite pinigų daugiau? Taip. Ar norėtumėte dirbti darbą, kuris nereikalauja būtent dirbti daug? Ar jūs norite dirbti darbą, kuris laisvalakį ir panašiai, kur bendravimas, ne, pinigų visą kitą. Taip. O, tai čia dabar tai va eina.
Čia klausimynas yra paprasčiausias, dėl to, kaip ir sakiau, reikia atrinkti klausimus. Sekantis yra etapas. Žinome, ką darome šitoje vietoje. Mes renkame būtent informaciją. Šitą intelektualią informaciją, kurią vėliau mes galėsime panaudoti. Jeigu žmogui to reikia, to jis nori, kaip jo situacija, ne? Ir mes, aišku, kai paklausime, pavyzdžiui, norėtum daugiau uždirbti, taip, mes, aišku, po to, kai išsiaiškinam, kad taip yra, mes tada klausim klausimus, kurie, sakykime, paaiškina tiksliau, pavyzdžiui, o kiek tavo būtų, nu, taip, nieko tokio, taip, klausant, nieko tokio, kaip čia, didelės reikšmės nesutinka, kiek pavyzdžiui, mėnesį norėtum užsidirbti papildomai, ne? Kiek tavo būtent ta suma, kuri tikrai norėtum. Aha, tiek. Aha, o kiek valandų norėtum per dieną dirbti, maždaug grinai darbą atsidėti. Supratau. Ir ką jūs darote, jūs klausinėjate tokių klausimų pirmiausiai, ar tinka žmogus tam būtent produktą, ar jam tikrai reikėtų pasiūlyti. Ir tada klausinėjate būtent apie jo situaciją, kokia dabar yra situacija. Reiškia, kur tu nori eiti ir kur tu dabar esi. Taip? Nes mes tik žinodami tai, abu tos dalykus galime surasti ir sužinoti, ar tai yra būtent tai, ką mes turime, būtent yra ta sistema, ar ta jo, taip kaip jis nori dirbti, kiek jis nori dirbti ir kiek jis nori uždirbti, ar tai yra būtent tas potencialus produktas ar sprendimas, kuris būtent jį nuneš ten, kur jis nori, kur jisai bus dėkingas jums. Taip? Ir mes iš tus klausimus išsiaiškinam ir, ta prasme, paaiškysiu, kaip išsiaiškinti, bet šitoj vietoje mes jau baigiam klausinėjimą. Dabar paprasčiausias sakinys būtų toksai. Žinokit, pagal viską, ką mes šnekėjom ir ką pasakėte, žinokit, aš turiu tikrai tinkamą produktą. Ir aš suprantu, kaip, pavyzdžiui, ko jūs norite ir tikrai manau, kad jums labai patiks tinkamas produktas arba tinkamas sprendimas, būtent kaip galima tą pasiekti. Taip? Ar nieko prieš, jeigu aš būtent pristatyčiau jį? Taip? Ir mes vėlgi klausime, ar galėtume. Nesakome, aš tau pristatysiu. Ne. Mes klausime leidimo. Mes norime pasakyti, jis turi pasakyti taip. Mes paklausime leidimo. Jis sako, taip, norėčiau. Jeigu jis sakys ne. Yra du variantai. Arba jūs kelis dar klausimus paklausite, kodėl. Ne. Aprosiu, kaip tai darom, bet jeigu žmogus sako ne, tai kodėl jūs turėtumėt pristatinėti? Jūs kiekvienam žingsnį turit gauti šio leidimą. Ne taip. Kad nebūtų to mušimosi. Čia yra pristatymas. Produktų tai reiškia, pristatome būtent, kodėl tai yra, kuo tai yra gera, kokia yra problema, sakykime, dažniausiai, kodėl mes, pavyzdžiui, neuždirbam pinigų ar panašiai. Tada būtent, kokie yra kiti, sakykime, pasirinkimai. Čia paprasta prezentacija, ne? Kokie yra kiti pasirinkimai, kad ten gali eiti ir bankus, ir, žodžiu, dėti pinigus į tenai, ir kažkur kitose fonduose ir panašiai, bet daugelis fondų neturi tokio ir tokio, sakykime, ten saugumo ir panašiai, visą, ką jūs žinote, ne? Ir sekantis dalykas yra, kad mes, kai būtent suteikiame tą, pirmiausiai, štai kokie tavo sprendimai galėtų būti, štai kokie yra variantai iš tų sprendimų, ir štai kodėl, pavyzdžiui, jie yra neigiami. Sakykime, kodėl jie tau neužtikrintų to, ko tu nori. Taip. Ir mes ateiname iki būtent pristatymo, kad klausyk, žiūrėk, parodėme, štai kokia problema, štai kokie yra kiti pasirinkimai, štai kodėl tie pasirinkimai neveikia. Realiai kas gaunasi? Vienintelis loginis pasirinkimas, ką mes pristatysime, tai yra kažkoks produktas, ar ne taip? Kažkoks sprendimas būtent tai problemai ir kur tie neturi. Reiškia, mūsų tas produktas arba mūsų tas sprendimas, ir čia, manau, labai didelė yra atsakomybė kompanijai jums duoti būtent visas reikiamas strategijas, visą reikiamą informaciją būtent taip pristatyti, kad jūs galėtumėt, pristatydami savo produktą, gale, net nesakydami, ką jūs parduodat, žmogus sakytų, žinai ką, man reikia, o yra tokia sistema, kur jisai pats turėtų vos ne jums pasakyti, kad yra tokia sistema, kur, žodžiu, gali kiekvieną dieną po 2 valandas dirbti, bendravimas internetu ar telefonu ar panašiai ir žodžiu, tu tik tai, kad, sakykime, pristatai žmogų, ten kažkokį, žinai, kontraktą ir visą kitą, ir tau užfiksuotų, sakykime, ten užfiksuotų tau kaip pardavimą ir tau būtų mokami kažkokie komisiniai, netiesiogiai ir panašiai, kad visą kitą, ne? Tai, žodžiu, antiek yra
loginė, emocinė ir visokia kita paprasta prezentacija, kur, nu, ta prasme, logiškai yra dalykas, kad logikoje tai yra būtent toks produktas turėtų egzistuoti. Taip? Mes šitoje vietoje tik tada ir pristatom būtent produktą. Bet žinau, kad daugelį kompanijų visiškai netaip yra, kad daugelį, sakykime, pačių pardavimų ir visą kitą nėra taip. Klausimas, tai jeigu jie geriau žino, taip, kodėl jie nėra tokie sėkmingi kaip didžiausios kompanijos. Kur, pavyzdžiui, Google'as pasakė ką, ten, sakykime, nueidami į internetą. Google, ta paieškos sistema pasakė ką, kad mes norime išrūšiuoti, žmogus turi problemą tokią, kad jisai, žodžiu, eidamas internetą, jisai tiek pasirinkimų turi, tiek visokių ir panašiai, o jam ko reikia, paprasčiausio sprendimo, kuris duotų pačią naujausią informaciją, kuris susijusi būtent su tai, ko jis ieško ir būtent ta informacija būtų dar patvirtinta visų kitų, sakykime, ar ten žiniasklaidos ar aukšto, sakykime, kaip čia, nu, aukštų pareigų ir aukštų įspūdžių žmonių, ne? Ir mes tą informaciją tada pateiksim. Reiškia, jeigu aš įvedu padangų paiešką, man turi išmesti padangų paiešką pagal tai, kur aš ieškau. Jeigu Vilniuje, tai turi būti vos ne pirmiausiai padangų. Jeigu aš ieškočiau, aš būčiau Vilniuje, prašyčiau padangos Kaune, man turėtų padangų Kaune išmesti, taip, visa kita. Ir automatiškai koks produktas turėtų labai paprastą svetainę, kur įrašai kažką, atsiverti, žodžiu, puslapį ir tu iš karto randi savo informaciją, taip. Tai jeigu aš taip pristatinėčiau, Google, visai kitaip Google atrodytų, ar ne? Suprantat, kad ta prasme, kitaip ir negali būti, ar ne taip? Pagal jūsų poreikius, pagal jūsų norą. Iš toj vietoj būtent ir yra tik tai tada pristatomas sprendimas, nes jeigu jūs nepasirūpėsite, kad štai tokie dalykai yra, kas egzistuoja, jeigu nepasakyti, kad bankose yra ir panašiai, ką jūs galvojate, susitiksit čia? Visus tos dalykus, kurių nepasakėte, jūs susitiksit čia. Ir žinot, kiek energijos turėsit, dar kai net nepaprašėt, klausimas, kurioje vietoje yra prašymas pinigų. Dar kol nepaprašėt pinigų, ne, čia, sakykim, tas pristatymas. Loginis toksai, va, būtent. Čia yra ir produktai, ir firmas, visą kitą. Toj apšviesiu tikrai. Kai jūs nepasirūpinate, kodėl, pavyzdžiui, nereikėtų investuoti ar apskritai pinigus, sakykime, dėti į ten bankus, ne? Ko jūs to nepasirūpinat, kol ten kažkokie kitokie fondai ir visa kita. Ir yra tokia tiesa, jeigu jūs turite prastą produktą, jūs bandote pardavinėti, visą laiką susidursite, jeigu tas, sakykime, šitą vietą jūs negalite pateikti, kodėl šitas produktas yra tam žmogui, yra negeresnis už šitą, kuris norite pristatinėti. Kitaip jūs patys, ta prasme, pasigausit savęs. Sakys, o kodėl va šitoj vietoj, žiūrėk, gal čia taip ir jūs pasimesite, nes jeigu neturite atsakymo, jūs, iš tikrųjų, jeigu taip yra tiesa, jūs nežinosite, kaip paaiškinti. Kažkas tai turi būti tokio, kad būtent ko žmogus nori, čia ir yra būtent tai, kaip tik tai šitoj kompanijoje, tik tai šitom galimybėm, štai tas laikas, štai vieta ir panašiai. Neskauda niekam dar galvos? Skauda? Nieko. Dar porą valandų neskaudės. Ir čia mes būtent pristatome produktą, nes vienintelis loginis pristatymas arba vienintelis loginis sprendimas yra būtent čia, ko šitie neturi. Taip? Štai šita problema, štai ką kiti turi, štai ką jie, sakykime, turi, bet nedaro, ko jums svarbiausiai reikia. Jeigu ten tokia situacija būtų, už tai jie nepasirūpintų. Kita vertus, jeigu turėtumėte produktą tokį ir tokį, kuris tą turi, ne, būtų labai iš tikrųjų paprasta ir lengva. Ne? Dėl to pažiūrėkit, ką aš norėčiau jums pristatyti. Ar net ne pristatymas yra blogas žodis, bet ką aš norėčiau būtent jums parodyti, kaip tai galima įgyvendinti, būtent visko, ko norite, viską, ką kiti nepasirūpino. Štai ką turim. Ir štai kaip aš atradau, paprasta istorija, štai kodėl aš ėjau, štai kodėl aš radau, štai kodėl tas produktas, aš ir kompanija, ne? Visą tai paaiškista. Ir čia mes klausime būtent, čia mes prašome, pirmiausia, aišku, klausime, kaip tau šitą idėją, arba kaip tau visą tai, ne? Ir pristatę, sakykime, žodžiu, ir ką dabar reikėtų padaryti,
Pirmiausia, ta prasme, tiesiog mes pasirašom sutartį ir ten, žodžiu, ką mes pirmiausiai galim padaryti dėl to, ne, kad pirmas žingsnis, sakykime, mes tą padarom, mes pasirašom, nežinau, kaip ten sutartį, ne, kaip jūs pasirašinėjate. Mes pasirašom sutartį, mes, prasme, ten siunčiam kažkur ir panašiai ir tiesiog, paprasčiausiai, kas kaip ir vyksta, taip. Jis sako, ta prasme, ir patikėkit, prasme, jeigu jūs šiandien pradėsite, po 10 metų jūs turėsite tiek, saugumas jau po 5 metų, ne, jeigu kas nors atsitiktų, ten po metų jau turėtumėte. Dėl to, prasme, šiandien padarę šitą sprendimą, jūs tikrai nesigalėsite nei rytoj, nei po 5 metų. Kaip jums? Ir klausime, aišku, kaip jums? Prasme, galima sakyti kaip jums, arba tiesiog dėl to, prasme, kaip pasakot, tada ką šiandien reikia padaryti, tiesiog dabar pasirašytume, sumokate įmoką ir mes siunčiame tai. Ir dėl to tik sakykime, galvodami apie tą struktūrą. Galas turi užsibaigti būtent kainą arba dabar pasirašome pliusai, ką tu gausi ateityje, ne, arba, ta prasme, ne iš produkto, bet iš savo ramybės. Finansinis saugumas, visa kita. Ir tada gali neigiamai kokį nors, ir jeigu kas nors, pavyzdžiui, atsitiktų labai lengvai taip, ne, jeigu kas nors atsitiktų, paprasčiausiai ten palūkanos nukristų, ar ta prasme, visa kita, šitie dalykai apsaugoti dėl to, kad ir kas betiktų, jūs su pinigais neturėsite problemų, kad ir kas betiktų. Ir ką tiesiog reikia pasidaryti čia, yra pasirašom sutartį ir siunčiam taip. Ir aš jau galime dar dabar ką nors tokio. Čia tokie labai paprasti dalykai, pavyzdžiui, kad ir paprasčiausiai. Ir jeigu abejojate, jeigu net jeigu nebūtų, reikėtų kažką tokio, aš biškį angliškai, žinau, tai man lietuviškai šiek tiek reikia pervesti. Tai aš įsiversiu, tik tai dėkui už pagalbą labai. Sakykime tokio dalyką, kad ir patikėk, jeigu tavo vyras pamatys, čia motinė, ir patikėk, jeigu tavo vyras pamatys ir aiškiai taip, kaip dabar tu matai, jis nieko kito pasakys, tik brangioji, ačiū, kad rūpinėsi mumis. Pasirašom? Aišku, nereikia kavos pasirašom, bet, ta prasme, sekantis žingsnis toks, aišku, yra kaip jums. Ir laukiat atsakymą, ne? 99%, kad ne. Jeigu būtų taip, tai būtų visi milijonieriai. Suprantate iš makalinės visos šitos? Pačia dabar taip, ne? Čia tik tai, mes tik tai pradam. Iki čia lyg tai viskas yra aišku, ne? Ta prasme, loginis tai yra aukštasis pilotažas, loginio būtent pamąstymą, ne? Bet kaip emociškai. Ir pavyzdžiui, kai klausėte žmonių, ta prasme, kaip tau idėja, kaip jie visi sako. Tinka, ne viskas. Bet loginis nieko jam nepadeda. Jie turi jausti, kad tai yra dabar užtikrintumą. Taip, užtikrintumas tai nėra logika. Užtikrintumas ateina iš logikos, bet tik tai matant tam tikrus dalykus, kurie būtent pasirūpina vertybėmis ir pasirūpina tai, ko labiausiai nerimauji, kad užtikrinta, kad šitas, tai padės tau vertybės užtikrinti. Taip? Trijų dalykų reikia, kad parduotume bet ką. Turi absoliučiai matyti ir labai aiškiai suprasti, kad produktas yra 100% jiems čia ir dabar tinkantis ir sprendintis visas problemas. Tiesiog jie turėtų pamilti su jūsų produktu. Taip. Antras dalykas yra, turi pasitikėti jumis, kaip čia gal pasitikėti, žodžiu, jūs turite būti patiklus. Patikimas. Tai va. Patikimas.
kaip čia ta prasme, kad patikti. Kaip pasakyti taip žodžiai. Tai būtent yra skirtumas. Tai yra pasitikėti, ta prasme, jūs man gal nepatinkat kažkuo, tai ne, sakykime, bet jeigu aš jums pasitikiu, kad jūs, sakykime, mano pinigus pasirūpinsite, ne, tai vienas dalykas, bet kitas dalykas yra, kad man iš tikrųjų turit patikti kaip žmogus. Taip. Turi, patikimas ir patrauklus, taip? Kaip žmogus. Patrauklus. Taip. Čia yra antras. Trečias yra turi pasitikėti kompanija. Reiškia, kompanija turi kelti pasitikėjimą. Ir jeigu šitą visą dalyką pagalvojus, jeigu iš bet kur, sakykime, paimtume bet kokią paslaugą, bet kokią netgi parduotuvę, jeigu kompanija viskas gerai, produktas patinka ir žmogus, čia labiau galbūt apie tos privačius pardavimus, bet jeigu, sakykime, žmogus nėra patikimas, jis atrodo, ta prasme, nesuprasys, kur miegojęs, kur ten, žodžiu, visi gal vagis ir visa kita, 199%, kad nepirks. Taip, nes dėl ko? Dėl to, kad žmogus nepatikimas. Tiesiog, kažkas blogo, kažkas jausmas toks, neturiu 100%, kad tu tas žmogus, kuriam aš turėčiau duoti pinigus jo. Galbūt produktas, gal produktą įkišo, gal kompanija suklastoja, visi šitos mintis, taip? Pirmas dalykas, jeigu, absoliučiai nuostabus žmogus, ir patiklus, ir visą kitą 100% kelia pasitikėjimą, kompanija irgi liuks, bet, produktas kažkoks tai, ne man. Galbūt nupirksiu dėl to, kad žmogus labai patinka, dėl to, kad nori išlaikyti, bet kad 100% tas būtų pardavimas, tai produktas turi būti 100% užtikrintas. Užtikrintas būtent kaip sprendimas jų problemai. Taip. Ir kita vertus, jeigu produktas viskas nuostabu, žmogus viskas nuostabu, bet, sakykime, ten bankas koks nors būtų, sekundės bankas ar kažkoks tokio, kurie ten prisigrybavę, pasitikėjimo irgi nekelia, taip? 100% tikrai nėra to. Ir ką mums reikia padaryti visuose šituose dalykuose, mums reikia nuo vieneto viską pakelti iki 10. Lygiai taip pat, kaip kalbėjau tada apie būtent tos pasitikėjimus, ne? Kaip lygiai sakė, 10 ir 8 jau skirtumas jaučiasi, kaip jie kalba apie tai. Ir aš, pavyzdžiui, žinau, kad man, kaip pasako 10 ir 8, žinau, kad čia kažko trūksta. Čia kažko trūksta, nes jeigu netrūktų, sakytų 10, ar ne taip. Jeigu sako 5, aš visai gal pusę nusigrybavau jums netinkančių, dalykų. Ir kai mes turime 10, tada užtikrintumas visose dalykuose. Ir būtent pasiekiant šitą visą 10, 10, 10, 10, tada yra tas užtikrintumas, kad viskas darau, sprendžiu, rašaus, visą kitą. Kodėlgi ne? Kodėlgi to nėra, ne? Ir, pavyzdžiui, jūsų situacijose, ko daugiausiai trūksta? Kuo? Būtent. Jeigu vertintumėt dažniausiai, kaip būna. Produktas kiek maždaug? Jiems, klientui. Tai, kurie pristatinėt. O jie sako, taip, tikrai fain, tikrai, žinok, aš tokio dalyko ieškau visą gyvenimą, bet, ta prasme, ne, tai čia kitas klausimas, bet esmė tame, ką aš noriu pasakyti, kad, taip, produktas yra nuostabus, tai ar jums sako, kad tai 10? Ne, bet jis nepasirašė. Bet ar tai sako, kad tai 10? 10 apie produktą. Kaip jūs, pavyzdžiui, įsivaizduokit patys, ne? Jūsų, sakykime, pirkinys, mašina daugiausiai, ne, sakykime, jūsų pirkinys yra mašina ir paklausė kas nors, kaip tavo Mazda ar ten kokia, ne? Jo, gerai, labai man nuostabu. 10? Ne. Kiek? O kaip 10 atrodytų? Tai va, klausimas, kiek iš jūsų produktas iš tikrųjų yra? Kokiam lygiai dažniausiai? Kai klausėte. Čia vos ne geras, tai vos ne 5/5 gaunasi. Šiaip jo geras. Bet aš turiu menį dažniausiai, ne, kad jeigu pasiimtume tokį kaip vidurkį. Apie jų žmonės dažniausiai nieko nesakys. Dažniausiai. Ir kompanija turbūt irgi
Ne? Dažnai būna taip. Jo. Šitą pakelti. Vėlgi reikia 3 dalykų. Pasiruošę? Sužinosime atsakymą, kodėl žmonės neparduoda. Taip. Reikia 3 dalykų, kad mes galėtume pakelti iki 10. Šitokį išsireiškimą čia naudoju. Pirmas. Aštrus kaip pieštukas. Tai reiškia, pavyzdžiui, šiuo momentu, ne, vat, kaip manęs paklausėt, jeigu sakyčiau, pagalvosiu šiuo. O jūs manęs paklausėt, kad nors, pavyzdžiui, iš karto tu peršoku į tą, ne, sakykime, paaiškinu, perinu. Netgi skamba gražiai. Ir man bent jau. Ir tai būtent turi būti, kad mes neturime murmėti, mes neturime, mes jeigu pasiruošime, pasiruošę gerai žinome apie savo produktą, suprantame žmonės ir panašiai, nėra apie ką murmėti, nėra apie ką, jeigu mes kažką, jeigu meluotume, tai taip galbūt, leis man sugalvosiu melą, ne? Taip neišeina pasakyti. Taip. Skerdžiam, meluojam. Kur aš patenku? Taip, sekantis yra. Kodėl, pavyzdžiui, galvojat, jums, čia vėlgi aš negaliu sakyti, kodėl galvojate, kad aš fainas, ne? Aš turiu paklausti, visiems patinka čia nuostabiai, ne? Šita visa sesija, kur mes darom. Visiems smagu klausyti. Visiems smagu, ne? Dabar, kiek iš jūsų, sakykime, kitus matot, kurie pasakoja, kurie aiškina ir bando jūs mokyti, kurie neverčia jūs užmigti. Daug tokių, ne? Žmonių, kurių užmerčia užmigti, jo. Ir klausimas, kodėl? Pavyzdžiui, jūs jaučiate, kad aš turiu tokį, sakykime, kai reikia ir labiau pašoku, ir kartais ir labai tyliai, ir visą kitą, ne? Ir kaip jūs norėtumėt, ar aš kitaip kalbėčiau, laba diena, mes šiandien kalbėsime apie tą ir tą. Ir parodysiu, kaip tai atrodo, laba diena, mes šiandien kalbėtume apie tą ir tą. Bet jeigu norėtumėte, tada, ne? Tai yra, tiesiog palyginus su širdies dūžiu, tai būtų mirštantis žmogus, ne? Ir pavyzdžiui, čia būna, kad ir pašoku, ir žemiau, ir visą kitą, taip. Tai entuziastingas yra, kad aš esu iš tikrųjų myliu, arba man patinka tai, ką aš darau. Ir trečias dalykas, kas reikalingas, čia labai sudėtingas, bet, tiksliau, iš tos pusės, kad nereikia būti aštrus kaip pieštukas, nereikia būti entuziastingas, tiesiog turi būti ekspertas savo srityje. Ekspertas. Taip. Taigi, suprantate taip, kad mes šitame trijuose šitose dalykuose pasiektume 10, mes štai ko turime būti. Turime būti aštrus kaip pieštukai, mes, reiškia, turime, ta prasme, labai greitai, taip, konkretus, jo, čia yra konkretus, tiksliau. Entuziastingas, tai yra, iš tikrųjų, mes turime, jeigu mes mylime tą produktą, arba mes žinome, kokia galimybė tam žmogui yra, tai mes automatiškai būsime entuziastingi, nes mes kaip vaikai negalim sulaukti, kol mes galėsim pristatyti tą produktą. Ir ta prasme, kad mes iš tikrųjų žinom, ką mes kalbame. Trečias dalykas. Tai šitie 3 dalykai yra, kad pasiekti tą, o kad šitą pasiekti, tik 3 dalykai per valandą. Šiaip tai 12. Bet paprašiau suvirškite, ar ne taip, kaip apibrėžiam kvadratais.
pasakysiu tokį, ne? Aš tik užrašysiu, kad užsirašyt. Trys dalykai. Intonacija, kūno kalba ir būsena. Plauk, galvoju, dabar tris dalykus dar rašyti ar ne? Kaip galvojate, kas yra intonacija? Kaip galvojate, yra intonacija? Kas galvojate, yra intonacija? Ar kas galvojate, kas yra intonacija? Balso intonacija tai yra balso valdymas. Balso valdymu atkreipi dėmesį, truputėlį atleidi, kad valdytum tą visą situaciją ir žmonių dėmesį. Ir aš ką norėjau tik parodyti, kad aš paprasčiausiai padariau, ką pasakiau, kas yra intonacija ir kas yra intonacija. Taip. Ir kai aš tą darau, kas pas jūs galvoja iš karto automatiškai? Oi, klausimas. Kaip pavyzdžiui sako, vaikai? Arba vaikai? Reaguoja, tik tai skirtinga žinutė ir skirtingiems žmonėms skirtingą momentą sukelia. Ir pavyzdžiui, aš savo intonaciją galiu valdyti jūsų mintis. Ir pagalvokite, kaip aš tai, pavyzdžiui, padariau. Aš savo intonaciją, aš ką tik tai pabrėžiau, kad aš savo intonaciją, taip, ir jūsų klausimas iš karto, kas yra. Ką galiu su tai intonacija? Taip. Ar man reikia sakyti ką? Ar jūs norite iš karto užpildyti tą? Ir pavyzdžiui, sakyčiau, aš savo intonaciją, plaukit biškį, pasakysiu ką nors kitokio. O matėte tą, ne? Ir kas jums gaunasi, kad pas jūs klausimas užduotas ir neatsakytas buvo. Ir atsimenat, kaip pačioj pradžioj, vertinėjau atgal lapus. Atsimenat? Vertinėjau ir staiga pradėjau paaiškinti, kaip tas, ką aiškinomės, užsipildo šitom srity, kaip užsipildo šitam srity ir kaip užsipildo šitoj srity. Ką aš padariau, kad visi klausimai, kurie, sakykime, kilo, kurie buvo nepaaiškinti ir dar kažkaip, ant pačio galo taip klinkšt, 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 kur tai yra naudojama, kada tai pateikiama ir visa kita. Ir pavyzdžiui, kai įsivaizduokit dabar, mes skambinam naujam žmogui, taip? Ką tik tai, sakykime, jūsų draugas pasakė, kad tas žmogus norėtų, ne? Kaip jūs kalbate? Pagrindas būtų koksai. Labą dieną, gal galėčiau su tokiu kalbėti? Taip. Ką iš karto padarėte? Įsivaizduokit patys, ne? Jums paskambina ir sako, labą dieną, gal su Robertu kalbu? Taip. Ką jums sako? Nepažįstamas, ko jis nori, kas šitokie ir ar aš turiu laiko, galbūt ar tai vertinga bus ar nevertinga, ne? Aš vienu tik tai 3 žodžiais suteikiau 4 klausimus, kuriuos aš turėsiu, kur aš pašnekovas, ne? Aš jau turėsiu 4 dalykus, kuriuos aš turėsiu pereiti. Paaiškinti, kas aš toksai, kodėl aš skambinu, ko aš skambinu ir, sakykime, kokie jam iš vis vertė iš to bus, taip? Aš tik tai 3 žodžiais jau save pasidinau į duobę iš karto. Iš tikro. Kaip kitaip sakytų, jeigu tai, sakykime, pagalvokite, jeigu skambinčiau, ne, sakyčiau, labas Robertai, čia Ramūnas skambina. Ir ta prasme, aš biškį tai pauzę padariau, bet, sakykime, 4 žodžiai, ne, 4 žodžiai. Labas Robertai, čia Ramūnas skambina. Iš karto klausimas, koks? Koks Ramūnas? Ramūnas, jeigu nepažįsti. Nu, kaip nepažįsti? O kas kreipiasi į tave, jeigu tu nepažįsti? Labas Martynai. Tai vis tiek, tau skambina, labas, ir iš karto galvoju, koks čia dar Robertas? Galvojat, kodėl skambina? Bet
tu prasme, čia gal svarbaus, ne? Bet ar svarbu galvoti, svarbu, ne? Gal pažįstamas, kas pamiršau, ar kažką tokio prižadėjau, ar kažkur gal kažką pasakiau, kad susitiksime ir panašiai, ir neprižadėjau. Ne, tokių jau gilių minčių neatsiranda. Patikėkit. Vaikštot einat prieš, jeigu, sakykime, iš 10 vieną žmogų parduodat ir jūs netikit, kad tai neatsiranda, žinokit, kad tai ir atsiranda. Dėl to, kad su kiekvienu žmogu, kai pradedat kalbėti, jūs pasakot tokį, kad susistatot 4, sakykime, klausimus, į kuriuos pirmiausiai turite atsakyti, neatsakot, jisai visą laiką svarstys, kokio velnio aš čia klausau ir ką aš čia darau. Ir ką aš gausiu. Nu, pasakyk tu man, ką aš gausiu. Ne? Ir visą keletą jisai laiko tą klausimą. Nu, pasakyk, kada čia bus tas, va, būtent dėl ko tu man čia skambini, sakykime, ne? Arba dėl ko tu čia kalbi. Ir mes, kai pasakome, sakykime, dėl to aš sakau, va, būtent aštrus kaip pieštukas, tai yra tikslus, entuziastingas ir ekspertas savo srityje. Ar aš nenuskambėjau, pavyzdžiui, ką tik tai kaip užuot labą dieną, Robertai? Skambina, labas, Robertai. Čia Ramūnas skambina. Nu, labai familiariai. Ja. Ir sekantis, pavyzdžiui, klausimas būtų, jeigu kažkaip pažįsta, kaip kažkaip, pavyzdžiui, mane pažįsta, ne tas žmogus, bet aš jo nepažįstu. Nu, ta prasme, turim bendrą pažįstamą, kuris pasakė, kad va, štai telefonas jo, jisai norėtų tokių problemų, ne? Pavyzdžiui, aš sakyčiau, labas Robertai, čia Ramūnas skambina. Čia per Petrą čia Petras tavo davė numerį. Taip? Ką mes sakome? Šitą būtent intonaciją. Jeigu palyginus su kitu, ten, labas Robertai, čia Ramūnas skambina. Dabar tiksliai bandau intonaciją pagauti. Kokį vardą aš beje sakiau? Per ką, ne? Sakiau Petrą, ne? Pasirinku vardus tokius. Ir sakytum, čia, sakyčiau taip galbūt, ar žodžius bandau atrinkti. Dabar tiksliai negaliu sugalvoti, kaip tai galbūt vieno žodžio man trūksta, bet būtų kažkas tokio, kad sakytume, mes turime žodžiu pasakyti pažįsti Petrą, taip, ir užduoti klausimą. Atsimeni tą Petrą, taip, tai turėtume sakyti kažką tokio, kad čia per Petrą gavau telefoną. Taip, arba čia per Petrą gavau telefoną. Arba čia per Petrą gavau tavo telefoną. Nu, čia gaunasi kaip klausimas. Ne, kaip tik sukelia pasitikėjimą. Aha, pažįstamas, gavau telefoną. Ne, intonacija skamba kaip klausimas. Ar aš per Petrą gavau į tą telefoną? Vat klausimas koks yra. Vat klausimas pačiai, koks jis kyla iš to. Jeigu aš sakau, kaip vardas pačios? Aušra. Aušra, ne? Sakau, labas Aušra, čia Ramūnas skambina. Aš per Petrą gavau jūsų telefoną. Aš per Petrą gavau tavo telefoną. Kodėl? Kodėl tu gavai mano telefoną? Ko tu man skambini? Įdomu, kodėl skambinu? Ta prasme, čia neklausiu, bet šiaip, ne? Būtent, jo, ar sukelia, kad aš gal pažįstu tą žmogų, ar kažką aš prižadėjęs ir panašiai, ne? Reiškia, teigiamai nuteikia, ar ne taip? Teigiamai nuteikia. Nes laukite kažko, tai, nu, ta prasme, pažįstamas turbūt skambina, per pažįstamus kažkaip tai kažkas gero galbūt praneš, taip? Kažkas gal ir bėda. Jo. Gal ir bėda? Bendri pažįstami. Taip, bendri pažįstami. Ir dėl ko mes klausime? Dėl to, kad lygiai tas pats, pavyzdžiui, kaip ir šiandien visą dieną aš jūsų, pavyzdžiui, visą laiką klausiu, ne? Sakau, žiūrėkit, ne? Nustatau, kad žiūrėkit, taip, labai paprastai, o ne, žiūrėkit. Gerai? Žiūrėkit, ne? Labai paprastai. Taip ir taip yra. Taip ir taip yra. Padavau klausimą, taip. Bet žiūrėkit. O jeigu taip. Ir aš sakau, o jeigu taip, nesakau taip. Aš sakau, o jeigu taip. Ką aš pasakau?
žiūrėkit, taip, ne, jūs taip žinote, ne? Taip. O jeigu, taip. Ir aš jums iš karto sakau, kaip turėtų būti. Ir ką aš sukuriu, žodžiu, visą tą tokis klausimas, pateikimas, dar kartą klausimas ir tada nuleidimas. Yra būtent aš jūs pakeliu ten, kur esate, patvirtinama, ne? Žiūrėkit, taip yra, ne? Ir aš negaliu sakyti, a ne, ar taip, gal aš sakau, kad, bet sakykim, ar tikrai taip, a ne, ir pasakyti, kad taip yra. Pažiūrėkit, ar tikrai nematot, kvailai būtų sakyti, sakykim, žiūrėkit, taip ir taip yra. Ir jūs savo galvoje, aha. Ir aš net nepasakiau, sakykim, aš nepasakau, kaip yra, aš paklausiu, ar jūs matote, kaip yra, ir aš net nežinau, kaip jūs galvojate. Aš nežinau, kaip jūs galvojate, kiekvienas kitokį savo dialogą galvoje turite, kurie būtent, aš vienu klausimu vos ne visus galiu patraukti savo pusėn tik dėl to, kad jūs galvojate, kad tai yra teisinga, ką aš klausiu, nes jūs patys užpildėte klausimą. Ir tada sekantis yra būdas, bet žiūrėkite. Ir tai yra perinama tranzicija ta visa, ta. Ir vat, pavyzdžiui, gerą veido išvaido. Išraiška. Jo. Kaip tai? Pla. Ir kas gaunasi, čia tu esi, čia turėtum būti, ne, šito tau reikia, pla, kaip čia išeina. Ir mano intonacija, mano vedimas ir visa kita yra antiek, čia, ta prasme, čia yra tiesiog įtakojimas, bet, tai yra gerai prasme, jeigu aš nebandyčiau ištraukti iš jūsų pinigų. Bet tai, intonacija ir sukelia tą pokalbį su žmogum. Nes, pavyzdžiui, pagalvokit, kaip lygiai tą patį mes darom visą laiką kiekvieną dieną. Ne? Brangusis? Kur važiuojam? Ne? Ar girdė, ką šį kartą pridariau? Ir panašiai. Mes taip bendraujame kiekvieną dieną. Mes kai prieiname per verslą, mes ant tiek užsifiksavę ir ant pinigų, ant prašymo, ant visų šitų dalykų, kurių mes nežinome, kaip tai daryti. Ir mes visą laiką esame, kaip lektoriai, pavyzdžiui, ne, jie yra ant tiek užsifokusavę, ką aš turiu daryti, jiems net neįdomu, ką jūs galvojate, ar jūs sekate jį, ar jūs suprantate tą. Ir jis net kartais dažniausiai neklausinėjais, tai tik jūs ten, gerai, aš savo ir visi savo, ne. Ir klausimas visą laiką žmogui duoda peno galvoti. Ne, koks jo geriausias yra pirmas, sakykime, priėjimas prie žmogaus, ne? Ta prasme, vien tik tai tas, kad jau prašai pagalbos, kad, ta prasme,